Kibernetinio saugumo įstatymas visų pirmiausia yra susitarimas tarp visuomenės ir institucijų, kad kibernetinis saugumas yra mūsų bendras reikalas. Tai su šiuo įstatymu mes pakeitėm kibernetinio saugumo valdysenos modelį Lietuvoje. Nustatėm naujas funkcijas, įvedėm naujas pareigas, nustatėm naujus reikalavimus. Ir visa ta ekosistema turi vesti į tai, kad Lietuva taps atsparesnė kibernetinėms grėsmėms. Tai yra mūsų pagrindas visos gynybinės sistemos. Be to, ką mes matome Ukrainoje, tankų, raketų ir visos agresijos, kurią vykdo Rusija, kuri yra matoma ant žemės, vyksta karas, kurio kiekviena paprasta akis ne visada mato. Mes norime būti tikri, kad Lietuva yra atspari ir kibernetinėje erdvėje, kuri šiame amžiuje yra neatsiejama mūsų kasdieninės veiklos dalis. Kiekviena organizacija turi suvokti, kad tas turtas, kuris yra skaitmeninėje erdvėje, yra toks pats svarbus, kaip ir turtas, kurį mes matome, apčiuopiame. Šis įstatymas turėtų pakelti visos Lietuvos kibernetinio saugumo brandą į tą lygmenį, kad mes galėtume nesukti savo galvos, kad vieną dieną mūsų viena iš gynybinių linijų yra skylėta.